Kas yra laimė, Arijau? Laimė sėkmė. Laimė tai sėkmė, ar ne? Prašau. Laimė yra kaip tau pasiseka. Bet stenkitės tų pačių žodžių nekartoti. Taip, laimė, kai kažkas tam man pasiseka, taip? Laimė būna tada, kai tau viskas būna gerai ir tau linki sėkmės. Taip. Laimė tai yra džiaugsmas. Jos mintis, ar ne, sutapo? Tai yra, kad visi galime, kad būti geri ir būti geri ir laimingi visur ir mokykloje ir darželiuose. Taip. Laimė tai, kada tau viskas pasiseka ir galvoji, kad tau pasiseks ir pasiseka. Taip, dar kas yra laimė? Laimė yra kaip važiuoja. Laimė yra gerai, taip. Na, dar kas yra laimė? Prašau. Laimė kai dovanas duoda. Taip. Laimė kaip visi namie susėda, kalbasi, nesipyksta. Labai gražios mintis. Prašau. Pamiršau. Na. Pamiršau. Laimė, kad gražių agelyčių duoda. Taip. Laimė yra, kai nieks neserga, kai nieks nemiršta. Va čia va teisinga. Jo, tai yra patys laimingiausi žmonės pasaulyje, kai turi sveikus tėvus, senelius. Laimė, visi eina kažkur pasivaikščioti, ar į kiną, ar į mišką pasivaikščioti, pasikalbėti, pavažinėti galima. Labai gerai. Prašau. Kaip patyrė tave laimės. Taip, taip, taip. Ir linksmiausias vaikas gyvenime. Taip. Laimė, kai vasarą pripildo baseiną. Kas dar? Prašau. Laimė, kaip visi būna geri, nesipyksta, eina pasivaikščioti, važinėti, galbūt netgi tėtis gali duoti pavažinėti su motociklu arba pavežti. Prašau, Kornelijau. Aš važiuoju ir su močiute pasivažinėti arba važiuojam nagų daryti, o studijuoti važiuoti. Man labai patinka ilgai važiuoti. Taip, mano pasirodo, vaikai labai puikiai galvoja, kas tai yra laimė.